Ačiū Dievui. Aleliuja. Ši knyga, kurios naują leidimą mes šiandien visi susirinkome pasveikinti, man visų pirma yra apie istoriją. Bet tai yra istorija apie kovą, viltį ir drąsą. Ir kiekviena kova visų pirma turbūt yra asmeninė kova. Asmeninė kova, kuri yra grindžiama tam tikromis vertybėmis, įsitikinimais, moralinėmis normomis. Asmeninę kovą lengva užgniaužti, asmeninę kovą lengva pralaimėti. Kitas svarbus momentas, kuris iš tiesų sujaudina, tai yra tai, jog tai nebuvo asmeninė kova. Tai yra bendražygių kova. Bendražygių kova tikinčių tom pačiomis vertybėmis, siekiančių didesnio gėrio. Tokios kovos užgniaužti neįmanoma. Noriu perduoti prezidento padėką už visų pirma nudirbtus darbus. Noriu perduoti prezidento padėką už tai, jog jie yra fiksuoti ir puikiai surašyti šioje istorinėje autobiografinėje knygoje. Ir noriu perduoti prezidento linkėjimą, jog būtumėm daugiau bendražygiai, kaip gražiai sudėlioja šią istoriją, kurie gali pasiekti daugiau. Ačiū Jums. Perskaitęs sesers Nijolės Sadūnaitės knygą, matau, kaip reikia nebijoti. Ta knyga yra apie tai, apie drąsą. Sakyčiau, klausimas, kodėl ta knyga tapo tokia populiari, išversta į daug užsienio kalbų, užkabino pasaulį tas priėjimas, kaip jūs praėjote disidento, politinio kalinio kelią, praėjote su šypsena, praėjote akiplėšiškai nebijodama, besišypsodama savo budeliams į veidą. Nesifotografuosiu, nepasirašysiu, nekalbėsiu. Jūs juos teisėte. Tai čia jūsų esu skolininkė. Jūs teisėte savo budelius. Tai yra fenomenas. Ir tie budeliai turbūt negalėjo įsivaizduoti, kad tai jūs laimėjote. Būdama ten, nežinodama, kas atsitiks kitą minutę, bet Dievas surikiavo viską taip, kad laimėjote jūs ir jis. Nes šiandien jūs įkvėpėte viso pasaulio jaunimą, ateities kartas, o šiandien to labai reikia. Šiandien reikia nebijoti, kovoti už savo tiesą. Dėkuoju Jums. Dabar jums norėsiu perskaityti citatą iš knygos ir po to istoriniam kontekste ją pakomentuoti. 318 puslapis citata. Kai susitiksi, perduok lietuviams, kad jokia kita tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Tegu lietuviai prašo savo šventųjų kankinių užtarimo ir Lietuva nežus. Nes dar bus daug įvairių katastrofų, kataklizmų, ištistos tautos bus nusiaubtos arba visiškai sunaikintos, o lietuviams tu tuos žodžius pasakyk. Kokia yra šios žinios istorija? Tarybiniais laikais vyskupas Karolis Voityla lankydavosi, turėjo leidimą lankytis Ispanijoje, San Giovanni Rotonde pas tėvą Pijų. Ir štai tokio vieno susitikimo metu tėvas Pijus iš niekur nieko ir perdavė šitą žinutę vyskupui, kad jis perduotų mums, kur yra mūsų tautos jėga. Po eilės metų tas pats vyskupas, bet jau būdamas popiežiumi Jonu Pauliu II, šitą žinutę perdavė sesei Nijolei Sadūnaitei, vieno iš jų susitikimo metu. Praeitais metais šitą žinutę man papasakojo sesuo Nijolė Sadūnaitė ir taip ji atsidūrė šioje knygoje. Taigi suprantate dabar, kokia yra šios žinutės jėga. Jinai perduota mums per du šventuosius.
dabar šventąjį tėvą Pijų ir dabar šventąjį Joną Paulių II. Mano viltis, kad šiuos žodžius žinotų visi Lietuvos žmonės. Ir jūs galite būti tais geraisiais ambasadoriais, kurie nešite šią žinutę per mūsų šalį. Taip, mūsų šalis maža. Mes turime daug kartų stipresnius priešus. Gal geriau pasakyti kaimynus. Bet nei viena pasaulyje tauta neturi tiek šventųjų kankinių danguje kaip Lietuva. Ir jei melsimės mes jų užtarimo, Lietuva nežus. Prie kronikos leidimo prisidėjo nemažai žmonių. Pirmasis, kuris padėjo paruošti pirmąjį numerį, buvo Petras Plumpa, bet labai greitai jo netekom. Aš dairiausi ir su kunigais kitais tariausi, ką galima būtų surasti, kad padėtų kronikos leidyboje. Na ir vieną dieną mano geras bičiulis kunigas Juozas Debskis sako, aš suradau vieną seserį vienuolę, kuri tikriausiai labai tiks padėti. Tai buvo sesuo Nijolė. Leidžiant kroniką buvo keli svarbus uždaviniai. Vienas uždavinys tai surinkti informaciją, o kitas uždavinys kaip tą kroniką perduoti į vakarus. Puikiai suvokėm, kad jeigu kronika bus platinama tik Lietuvoje, jis savo tikslų nepasieks. Bet jeigu pasieks vakarus ir radijo balsai pradės kalbėti apie konkrečius persekiojimo faktus, galbūt sovietinė valdžia bus atsargesnė ir turėsim daugiau laisvės. Taigi, kai prisistatęs sesuo Nijolė, pamačiau, kad atrodo viešpats specialiai ją sukūrė pagelbėti kronikos leidimui ir kelionė į vakarus. Kartu važiavome į Maskvą vieną kartą, paskui buvom suplanavę 74 metais rugpjūčio pabaigoje antrą kelionę. Atvažiavęs į Vilnių, Architektų gatvėje, paspaudžiu skambutį, prasiveria truputį durys ir tokiu skaudžiu balsu Nijolės brolis Jonas sako, bėk greičiau. Žinoma, aš to paklausiau ir nuo buto durų pasitraukiu, bet paėjęs toliau vaikštinėjau, galvoju, kažkas čia įvyko. Pagaliau pamačiau ateinantį brolį Joną ir jis pasakė, kad vakar sesuo Nijolė areštuota. Taigi, tai buvo iš tikrųjų labai didelis praradimas už tai, kad tokių žmonių tikrai netai buvo lengva surasti. Šiandien žvelgdamas jau iš perspektyvos, iš tikrųjų dėkoju Dievui už tą kunigą jėzuitą Pranciškų Vasilionį, kuris organizavo mūsų seminaristus. Dėkoju Dievui, kad suvokėm, kad reikia nebūti pabirusiais žirneliais, bet reikia kartu kurti planus, ieškoti išeities. Taigi, na ir šitą drąsių, pasiaukojusių ir kunigų, ir seserų vienuolių, ir pasauliečių dėka vieną kitą gerą darbą laisvės kovoje padarėme.
Ačiū uždėmesi. Mane labai nudžiugino pavadinimas knygos "Skubėkime daryti gerą". Aš manau, kad čia labai atitinka Nijolės būdą ir aš pabandysiu per keletą atsiminimų apie Nijolę atskleisti, kaip jinai įtraukdavo kitus ir kaip jinai skubėdavo. Nijolė turbūt dėl savo laikysenos, dėl savo paskutinės kalbos teisme, sutikit, kad tada jinai tapo ir iki šių dienų liko tokiu bene įsimintiniausiu to laikmečio veidu. Ne vieninteliu, bet tikrai labai ryškiu veidu. Mes, atsimenu, įsižioję klausydavomės, kaip Nijolė pasakoja savo nuotykius, tą sekimą, visą tardymus, apie tai, kaip Maskvoje saugumiečių pašonėje slapstėsi, kitame name šalia visiškai, kai pajutus uodegą įpuldavo į kirpyklą, kad jie seka, nusikirpdavo beveik plikai plaukus, nusidažydavo baltai ir sako, tokia peroksidinė išeinu ir matau, kad manęs neskiria. Žinojom visi ir patys iš patirties, ypatingai kibertiečiai, kad Nijolė užsidėjus akinius ir užsidėjus peruką, tiesiog neskirdavom save. Buvo toks atvejis, kai jinai atėjo į zakristiją po mišių ir tuometinis klebonas, kunigas Sigitas Tamkevičius, Nijolė sako, jūs mišių? Niekams nepaslaptis, jau čia kalbėjot, kad Nijolė labai drąsi, tiesiog buvo mitas, kad jį be baimiai. Ir aš pamenu, Kybartų klebonijoje jau daugiau kaip savaitę Nijolė perrašinėjo kronikos archyvą. Taip jau tokia krūva nemaža šalia buvo perrašyta. O aš kelintą dieną, gal buvo savaitgalis ar švenčių diena, prie to paties stalo tvarkiau rankraščius eiliniam kronikos numeriui. Ir neplanuotai klebonėje pasibeldė 3 vyrai, vilkėjo tokiais šviesiais lietpalčiais, rankose laikė nei tai laikraščius, nei tai kažkokius popierius. Jie buvo nepažįstami nei klebonui, tuometiniam kunigui Sigitui Tamkevičiui, jie buvo nepažįstami nei mums ir ne tik, kad nepažįstami, jų laikysena, jų apranga, amžius buvo tokie įtartini. Ir kai šitie žmonės antrą kartą pasibeldė, buvo nuspręsta, kad kronikos rankraščius dedam atgal į slėptuvę, o Nijolės perrašytą archyvą, kiek ten buvo perrašyta, deginam. Tai reiškia, kad aš ir Nijolė leidžiamės į Rusiją ir ten greitai, taip, bet taip, kad liepsna nesimatytų per pusrūsio langus, nes jeigu čia yra krata, gali būti, tai jinai bus labai greitai. Tiesiog įsiverš ir reikia deginti. Ir aš tada įsitikinau, kad Nijolė tikrai drąsi, bet ne antžmogis, kad jinai iš kūno ir kraujo. Ir tada supratau, kad viskas, kas buvo išgyventa KGB sklepuose tuose tardymo metu, tremty, nesvarbu, kad jinai pasakoja labai labai linksmai, su tokiu žavesiu, bet kad tai turėjo savo kainą. Mūsų nuotykis tada baigėsi tuo, kad kai viską sutvarkime, kardinolas Sigitas Tamkevičius išėjo į miestą pasižvalgyti, į miestelį, ir grįžta ir sako, sutikau vyrus prie bažnyčios, atvežė langus iš Vilniaus, vitražinius, užsakytus bažnyčiai. Aš atsimenu, mes tada labai skaniai juokėmės iš tų, aš dabar kai bažnyčioje savaitgalis būnu Kybartuose, visuomet tuos vitražinius langus, taip, kai pakeliu akis, visada prisimenu, kad tokio buvo skanaus juoko, dabar turbūt pykčio. Po kažkurio įvykio Kybartų klebonijoje, dėl sekimo, dėl to, kad būtų saugu, kad nebūtų pasiklausimų visokiausių, niekada nepalikdavom jos vienos. Ir visada, kai ten gyvenantiems reikėdavo kažkur išeiti ir išvykti, kažkas iš patikimų vis tiek pasilikdavo. Buvo atvykusi Nijolė ir tą dieną ar pusdienį, aš nesinau, klebonijoje mes likome dviese. Buvom tais sargiais. Kažką veikime, kai Nijolė pakėlė akis ir taip mato ant spintos 3 šakočiai. Aš nežinau, ar jie buvo atsiradę po atlaidų, ar jie buvo atlaidams pirkti, bet jie taip peržiūrė juos ir sako, paliksim vieną, užteks. Nijolė vadovaujant, nukėlėm abi tuos šakočius, supjaustėm, susiradom dėžes, nežinau kodėl, bet dar reikėjo juos apsiūti baltą medžiagą, tai pasiieškojom patalynės komplektą, kur mums atrodė, kad jis tinkamas plėšyti.
apsiuvom, užrašėm adresus ir išnešėm į Černiševskį, lietuviškai Aitkūnus. Nes Nijolei pasirodė, kad į Rusiją siūsti tremtiniam siuntinius iš Rusijos yra saugiau negu iš Lietuvos. Kuo tai baigėsi? Tiesą pasakus, nežinau, ką galvojo visi, pavyzdžiui, šeimininkai, nes nežinau, kam tie šakočiai buvo skirti. Bet tik pamenu, kad visi kažkaip pagarbiai tylėjo. O aš tai tikrai vertinu kaip jos tokią veiklę meilę evangelinę. Veiklę meilę, kur, sakyčiau, pereina savo perteklinę meilę, nes jinai šeimininkauja net kitų namuose. Ir dar noriu Nijolę padėkoti pačiai už tai, kad tada aš netikėdavau ir visada prieštraudavau, kaip jinai sakydavo apie savo tardytojus, mano broliai. Netikėjau, kad tai nuoširdu, man taip atrodydavo, arba kad, tiesiog vadinkime juos jūs, ar kažkaip, arba jie. O dabar vis su metais pradedu ir su dabartiniu laikmečiu, manau, kad tai vis tiek labai labai buvo svarbu. Ar tai labai nuoširdu, ar nelabai, ne man spręst. Bet kai šiandien mes girdim labai dažnai tas mirsiu, neužmiršiu, neatleisiu, girdim tokius keršto žodžius, keiksmažodžius, apsižodžiavimus, vien už tai, kad mąstom truputį skirtingai. Suprantu, kad visi esam gundomi kažkaip per plokščiai žiūrėti į žmogų ir į situacijas. Tai va tas Nijolės tokia pamoka, kurią aš dabar jau suprantu, kažkaip ačiū Nijolė už tai. Norėsi prisiminti keletą bruožų apie Nijolę Sadūnaitę. Aš buvau baigusi tik tais 10 klasių, kada Nijolė Sadūnaitė pateko į kalėjimą. Ačiū Dievui, turėjau nuostabią mamą, kuri kepdavo labai skanius pyragus. Aš juos primirkydavau svieste, išdžiovindavau, dar kartą primirkydavau, kadangi lašinių, lietuviškų lašinių ir riebalų nebuvo galima siųsti į lagerį. Tokius intinukus padariusi siųsdavau Nijolei. Ir galvoju, gal nors šiek tiek jinai paragaus ir padės jos gyvybę išlaikyti. Ką tu? Tikiu šiandien 100%, kad jinai turbūt nei vieno to pyrago gabalėlio nesuvalgė. Ji išdalino visus, išdalino kitiems kenčiantiems broliams, bet mums vaikams, mums jaunimui buvo, tai tikrai atrodė meilės gestas, apie kurį rašo šiandien jos knyga. Skubėkime daryti gerą. Laikas trumpas. Atvažiuoja Sadūnaitė pas mane į parapiją, susitikimas su jaunimu. Amžinos atminties kunigas Pakamanis paieško gero kumpio, lašinių įdėti jai lauktuvėm, o jinai paėmusi nuoširdžiai padėkoja ir tą patį vakarą išdalina žarienų latvelių pijokėliams. Nieko nepadarysi, skubėkime daryti gerą ir jie valgo. Kai sako, kad jūs čia didvyriai, jūs čia kažkokie, tai žinai, nieko panašaus. Drebėjo kojos, drebėjo, žinai, širdis, bet to reikalavo bažnyčia, to reikalavo tėvynė ir nepamiršom to užrašo šventajame rašte. Nebijokit, tą valandą jums bus duota. Ir iš tiesų buvo duota. Manau, kad užteks tikrai šiam kartui, nes laukia dar įdomesni pokalbiai. Petro, jūs visi gyvuokit ir darykit gerą. Knygoje mano bent pavardė beveik neužtinkama bus, kadangi mes kartu beveik nedirbam. Galbūt iš viso nedirbam kartu. Bet dirbam tą patį darbą. Ir susipažinimas netgi mūsų įvyko po eilės metų, jau kai to darbo atlikę ir sugrįžę iš lagerių.
Tik tada akivaizdžiai susitikom, Kulautuvoje gal. O iki to susitikimas buvo pirmasis, atrodo, KGB kalėjimai. Labai tyliai, po pietų, reiškia, miegam ir adoruojam tylą ir staiga atsidaro, girdisi izoliatoriaus durys, girdisi moteriškas juokas, triukšmas, alasas, rusiški, reiškia, šnipštimai, malčiat. Atsidaro durys kaimyninio gretimos kameros ir tą auką uždaro, užrakina. Nu tai aš jau supratau, kad čia kažkokia bendradarbė galbūt mūsų atvežė. Nu ir iš tikro po kelių dienų, o mus vesdavo į kiemelį pasivaikščiojimui kasdieną, tokį aptvertą kubilą cementinį iš 4 sekcijų. Ir iš vienos sekcijos permetė popieriuką, susuktą saldainio. Ir ten užrašyta buvo. Ir aš supratau, kad tai yra Sadūnaitė. Netrukus mus 5 suimtus tardomuosius už kroniką teisė gruodžio mėnesį, paskirstė visiems bausmes, kiek priklauso pagal nuopelnus. Na ir kurią tai dieną po šito nuosprendžio tame kiemelyje pasivaikščiojimo vėl girdisi, reiškia, triukšmas ir išgirstu stipriu balsu dainuojamą dainą. Aš nekenčiu vėliavos raudonos, penkiakampės žvaigždės kruvinos. Tai buvo pasveikinimas mūsų nuosprendžio. Prižiūrėtojas viršuje čekistas, reiškia, iš karto įsišaukė komandą ir Nijolę išvedė. Nu tai tuo pažintis ir baigėsi, neakivaizdinė mūsų. Bet po pusės metų, birželio 17 dieną, turėjo būti Nijolės Sadūnaitės teismas. Ir teismo posėdžio metu, prieš posėdį dar, prokuroras Bakučionis pasakė arba paprašė, kad ji savo parengtos kalbos, savo žodžių nesakytų ir galės važiuoti namo. Tai jie atsisakė. Įsivaizduokit, jį galėjo sakyti, na gerai, jeigu taip jau, bet sąžinė yra toks dalykas. Sąžinės saugojimas reikalauja didžiulės drąsos. Nežiūrint viso to, Nijolė teisme pasakė šitą savo kalbą, ilgą. Ji yra atspausdinta 17 kronikos numeryje. Ji iškrito į visą pasaulį, jos kalba ilga buvo, dar, galima sakyti, tokio pat stiprumo kaip ir Jaugelio kalba, tik tai plačiau apimanti. Tai yra baisi kalba žiūrint, niekada tokių dalykų teismuose nebuvo sovietiniuose. Ir dabar ta kalba, reiškia, kadangi 17 numeryje, tai dabar kaip ją apsaugoti. Sadūnaitė vežama į Mordoviją, traukinyje sugeba perduoti šitą laišką į kroniką per kitas kriminalinę kalinę ir kalinius galimai ir Vilniuje. Ir ta kronika pasiekia irgi taip pat visą pasaulį. Ta žinia ir ta kalba. Tai
jie buvo čekistai vis tik taip išgazdinti šito ir tai, kad po atvykimo į Mordoviją Sadūnaitės nuvažiavo į Mordovijos lagerius čekistai, Markevičius su savo komanda ir ką pasako. Reiškia, nesakyk, kas perdavė, kur perdavė, o pasakyk, kurioj vietoj. Kurioj vietoj. Reikia žinoti tą kanalą. Tai yra baisus dalykas, reiškia. Ir būtų ją paleidę, atsėdėjo 3 metus Mordovijoje ir būtų ją paleidę, jie sakė, patys juk taip, kad gali važiuoti namo, jeigu pasižadė, kad nieko nekalbėsi, ką tu išgyvenai lageriuose. O jis sako, tai ką aš gyvenau, reiškia, tą ir kalbėsiu. Ir va čia būti, reiškia, iki galo sąžiningam reikia didžiulės drąsos. Iš kur ta drąsa? Mes užaugom Pijaus 12 epochoje. Pijus 12, kurio vienas iš pagrindinių buvo užduočių kovoti su komunizmu ir ateizmu. Ir mirdamas 57 metų spalio mėnesį jis pasakė labai svarbius žodžius. Būkite drąsūs visam katalikų pasauliui. Nijolė šitą priesaiką įvykdė. Ačiū. Jau tiek va toj knygoje prikalbėta, kad čia jau plepiausias žmogus nepriplepėtų. Taip, kad tikrai nevarginsiu aš jūsų, pailsėkit ir jau tiek tos geros informacijos buvo, tikrai, ačiū Dievui. Aleliuja. Ačiū Viešpačiui.